Sveiki, šiandien sugrįšime į mano kelionių archyvus. Keliausime svetingoje Gruzijoje, vyksime į Tušetijos regioną Rusijos pasienyje ir kopsime į nuostabius kalnus. Laukia daug nuotykių įspūdingoje gamtoje. Stebėsime, kaip kerpa avis, baliavosime su vietiniais, josime žirgais. Vardas Kokošai išsiaiškina. Vyksime pavojingiausių Gruzijos keliu traktoriaus kauše, taigi įsitaisome patogiai ir keliaujam. Ką? Turim ratą. Okay. Nieko. Valandėlė kokia. Arba 3 minutės ir pakeist ratą. Antras kartas, tai sustojam, bandam, gal dabar užsikurs. Nu va, antras kartas tas velniškas bus turbūt jau. Nu ką, jungtinės pajėgos dabar. Sustoja mašinas. Bandys tiesiog iš kelio patraukti. Bet šiaip tai norėjom į Land Cruiserį tą naują atsisėsti, tuščias važiuoja, bet sako mašina pilna. Žodžiu, situacija yra tokia, kad daug mašinų važiavo, visos pilnos, toliau su jom važiuoti mes negalim. Mašina stovi, išsikvietėm pagalbą, gal kita mašina atvažiuos dabar, gal neatvažiuos. Viskas atrodo gerai, baigėsi, atvažiavo naujas džipas. Tušetija – istorinis Gruzijos regionas, išsibarstęs pietiniuose Kaukazo kalnų šlaituose iki 4800 metrų virš jūros lygio. Didžiojo Kaukazo kalnų širdyje esanti Tušetija yra ypatingas kraštas. Gamta šiame regione yra įstabaus grožio, alpinės pievos, spygliuočių miškai ir baltuma spindinčios Kaukazo kalnų viršūnės. Kelias čia nesaugus. Vairuotojas nuolatos pravažiuodamas žvelgdavo aukštyn į šlaitą, tikrindamas, ar nerieda akmenys. Kalno šlaitas birus, sutvirtinimų nėra. Sako, čia praeitą savaitę užriedėjo didelis akmuo ant visureigio ir visi žuvo. Todėl jis ypač atsargus. Kuomet važiuojame pro akmenų priverstus šlaitus, vairuotojas spaudžia greičio pedalą visų pajėgumų, kad kuo greičiau veiktume šias atkarpas. Apie sustojimą nusišlapinti negali būti nė minties. Kokias stalas sėdam, pasikvietėm vairuotojas. Николаевич, ты герман, здесь ровно. Давай, кушайте. Žiūri, fainai svetingi žmonės iš viso svetimi pasikviečia, visus šiandien valgom. Čia vairuotojas ir praėjus 20 minutų dar vyksta pasakymas. Sugrįšim prie to. Dar ir nusnaudė, bet dar vis vyksta tos. Kelionės yra tos tuo pačiu. Todėl sugrįšim. Bola! Amas jovle, biću! Pabaiga tos. Startuojam. Pirmą dieną. Čia toks gražus kempas. Negruziniškas. Užsikorėm kalną, atsiveria vaizdas. Ten mūsų miestelis, tai jam 3 valandas turbūt. Aišku, darai 3. Pertraukėlė, valgom karštą šokoladą. Žiauriai skanu. Atėjom į šiandienos destinationą, kažkuriam iš šitų namų miegosim. Mes jums susirasim dabar. Va, mano kambarys naujuose namuose. Prabangiai gyvensim šiandien sudarim, kiekvienas turėsim paskirą kambarį. Tai žinoma mano tvarkingas, o pas jį bardakas, kaip visą laiką. Žiūrim toliau. Sapkelę, galėsim vakarė savo vyną gurkšnot. Į kalną žiūrėt. Gražus namas, šiaip labai iš gražių plytų pastatytas. Iš plytų, tiksliau iš akmenų.
Tai mūsų troba šiam vakarui, labai faini šeimininkai. Algirdas, kuris mėsos nebevalgo 3 dienas, nes čia nėra. Neduoda, tai nevalgo. Susinervinęs žmonės. Arbatą verdam. Nuo žemumose esančio miestelio iki Tušėtijos kalnuose esančios sostinės Omalo 70 km. Didžioji dalis kelio driekiasi kalnų serpantinais. Aukščiausia vieta, kurią reikia pervažiuoti, norint pasiekti Tušėtiją, yra beveik 3 km aukštyje. Grunto kelias, kuriuo riedant karkartėmis reikia įveikti kalnų upelius, pravažiuojamas tik visureigiais ir tik nuo gegužės pabaigos iki rugsėjo pabaigos. O didžiąją metų dalį kelias būna užverstas lavinų ir patekti į Tušėtę galima tik sraigtasparniais. Prižiūrėti Gryčių kalnuose lieka tik vienas kitas seniokas su skerdienos, duonos ir samanės atsargomis. Šie legendomis apipinti kalnų regionai išsiskiria ypatingų laukinės gamtos grožių, turtingų istorinių paveldų. Šiuose regionuose galima pajusti autentišką Kaukazo kalnų dvasią, pažvelgti į paprastų žmonių lėtą gyvenimo kasdienybę. Sakartvelo Kaukazo kalnų žmonės svetingi, tačiau ramūs ir santūrūs. Dažnas verčiasi avininkystę, kiekvieną dieną pergindami bandas vis į naujas teritorijas. Kalnai žali, todėl ėdesio gausu. Keliaudamas pavasarį galėjau stebėti, kaip kerpama avių vilna. Vietinių miklios rankos greitai susidoroja su avimis. Dažnai kirpėjai net varžosi, kuris apkirps daugiau avių per 1 valandą. O kaip kiti turistai keliauja, kuprinėse neša arkliai, o jie savo ramiai pėstute žygiuoja, lengva. Šis regionas garsėja vaizdingais kalnų kaimais ir stulbinančiais kraštovaizdžiais. Be to čia galima rasti įvairių archeologinių vietovių, tokių kaip bronzos amžiaus tvirtovės, 4–6 amžiaus šventikla. Kaimas pasižymė įspūdinga ir unikalia liaudies architektūra, kurią sudaro skalūno akmens namai, bokštai. Šie pastatai buvo sukurti ne tik kaip gyvenamieji namai, bet taip pat turėjo gynybinę funkciją. Apatiniuose aukštuose buvo laikomi gyvuliai, o viršutinio bokšto aukštai buvo skirti apsiginti nuo galimų priešų. Šito namų statosi.
Kadangi upės neperbrisi, tai va čia va takelis šalia per akmenis, bet šiaip sunku eit. Nu, pakvietė į svečius mane. Švenčia bus šventė. Jis organizavo arklį. Su berniuku derino, bet per vesmus. Mane, ta prasme, ir su tokiu 30 laris. Bet vis tiek 5 kilus. Jau nėra. Ką, neblogai? Per upę perėjau. Sausas gyvas. Varom toliau. Atjojau, savo žirgoje vardas Kokošų išsiaiškinau. Gerai atnešė greitai, greičiau ne per valandą, bučiuojęs 2,5 kažkur. Einu dariaus ieško dabar. Labas rytas. Taip pat mūsų pusryčiai šiandien. Pavalgysim skaniai, grikių kiaušinių ir eisim į kalną statų šiandien. Kilometrą į viršų reiks užvaryti. Parodysiu po to, kur gyvenam. Šiandien labai fainam miegojom. Patogios lovos buvo. Vaizdas per langą. Terasėlė. Ką čia nusimato rimtas kalnas. Štai šis įveikti. Čia perėję, nes kitur dar rimtesni tie kalnai. O va į tą jau neįliptumėm įtariu. Kaukazo kalnuose stūksantis 4-6 aukštų bokštai pasakoja unikalią Sakartvelo istoriją. Tai senieji tušėtų namai ir gynybinės paskirties statiniai, kurie padeda apsiginti nuo užpuolikų, o tušėtai vadinami Sakartvelo pasienio kariais. Šis Sakartvelo Kaukazo kalnų regionas turi atsakingą misiją – apsaugoti šiaurės rytinę šalies sieną nuo priešų. Važiuojant link kalnų, vairuotojas daug pasakoja apie neseniai vykusį karą su Rusija dėl Pietų Osetijos, kuri ribojasi su Tušetija. Gyrė savo šalies karius kaip labai drąsius, nes šis regionas yra nepavydėtinoje vietoje dėl nuolatinio pavojaus. Alpinizmų užsiminėjom, iš takų išklydom, tai dabar sudėtinga. Ką, atėjom, pagaliau dabar gavom vaišių, dar jis šiandien nevalgė. Šausi gerai, tą progą. Nevalgys tą dieną. Nieko nėra geriau už nesdrą. Ir sūrio dar į pilną lėkštę, kurį mėgsta jis labiausiai. Pamatė turbūt paliegusius turistus, tai jau suka ratus. Spėkit, ko važiuojam dabar, ogi traktoriaus kaušė po kalnų savo ramiai. Na, tai keliavimo būdas geras, ką? Naujas transportas, važiuojam dabar, kas atspės, pikapų. Sustojam duonos nusipirkti ir toliau varysim. Mūsų draugai šiandien visą dieną einam kartu. Tie patys, kur pradžioje Parelės žadėjus. Šiandien šunys puolė Kaukazo aviganiai, tie, aišku, Kaukazo kalnai yra Kaukazo aviganiai, bet vienas toks aršus buvo, variau akmenim nieko, akmenys tik graužė, jau baisu buvo, grįžom 2 kartus, po to vietiniai pravedė mus pro jas. Šiandien antra transporto priemonė. Sveiki, pavakarieniavom dabar su savo draugais, su kuriais keliavom visą dieną. Šiandien norėjom vakariai išvažiuoti, bet visi sako, kad šiandien nevažiuokit, nes vakar akmuo labai didelis užkrito ant džipo kalnuose, tai sako, geriau važiuojam dieną, kai matysim, ką akmenys krenta, galėsim biškai išvengti. Tai savo sėdėm, gurkšnojam vynelį, šnekučiuojamės, eisim tuoj praustis, klausom, kaip vaikai žaidžia, vieni vaidina turistus, kiti Kaukazo aviganius, kaip ploja ir akmenį vieni kitus mėta. Žodžiu, kaimo gyvenimas. Baigėsi mūsų tušėtis ir rytoj per kalnus namo. Tai yra mūsų dabar.
Ten mirties keli, tai turbūt kiekvienais metais kažkas tai nusikošė, tai pastoja ant kampų visur sudėti jau ženklai, kiek žmonės. Dar vakar vienas ten gerai akmuo užžadėjo, tai nejauku šiandien važiuoti šitų kelių. Važiavome į kalną už tai dabar debesis suslinkę šiandien nieko nesimatė. Kaimuose bene pagrindinė pramoga yra alkoholis. Vietiniai baigia darbus, o gal ir nebaigia, renkasi savo trobose ir vartoja vietinę samanę. Labai gaila, tačiau šiuose pavojingose kalnų keliukose miršta daugybė vietinių žmonių. Ant praktiškai kiekvieno posūkio yra įsmeigta nuotrauka ir padėtos gėlės. Nelaimės atsitinka ne tik vairuojantiems automobilius, tačiau ir jojant žirgais. Vietiniai jų negaili ir nuolat ragina greičiau šuoliuoti. Tuomet jau pasikliaujama tik žirgo savisaugos instinktų nenukristi žemyn šlaitą. Mūsų vairuotojas, sakom, lėčiau, davai, tas juokėsi, sako, nebijok, šekinės kaip kalnų ožys, vara, baisumą. Vienas kibras, kolkas stoit za vedro? Vedro 1,5 euro už kibirą, o čia 10 kilogramų. Organika. Geri. Atvažiavome į gražų parką ir muziejų Aleksandro Chavchavadzės Cinendalyje. Gersim vyną, ragausim visokių rūšių, šašlyko dar. Vyno rūsys. Čia sėdėsim, ragausim. Mėsa gera mūsų. Kelionę Tuščietijos regione baigiau. Prieš išvykdamas nusiperku tradicinių lauktuvių riešutų apvilktų vynuogių nuospaudose. O jums sakau ačiū, kad kartu keliavote, paprašysiu užsiprenumeruoti kanalą ir susitiksime kitoje kelionėje. Iki.